Visiems labą dieną, aš esu Stasys Kazlauskas. Šiandien jums pristatysiu dinaminės pusiausvyros lavinimo ypatumų programą. Tad pradėkime nuo labai paprastaus, elementaraus ir visiems aiškaus judesio. Kas yra pusiausvyra? Pusiausvyra tai sugebėjimas išlaikyti stabilę, statinę arba dinaminę kūno padėtį, kuomet reikia kūnui padėti atliekant įvairius judesius, atskiromis kūno dalims bei judant įvairių greičių, visomis kryptimis. Tad jūsų turimas judesys, ko paprašysiu jūsų dabar, turimas jūsų virvutės pasidėti ant grindų. Labai gerai. Ir prašysiu jūsų atsistoti. O atsistojus drąsiai, tam, kad šitoje vietoje turėtumėte veiksmą ir judesį, prašau jūsų visų, prisilaikant už kėdės, atsistoti ant vienos kojos. Labai gerai. Prisilaikykit vieną koją, pakelta, kita koja remiatės į grindis. Kad suderintume visus veiksmus, prašau visų auditorijoje esančių dešinė koja padėta ant grindų, o kairė koja pakelta. Jeigu galite ir galimybės leidžia, jaučiate stabiliai ir pasitikinti savimi, prašau jūsų visų ranką atkelkite nuo kėdės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prašau padėti koją, laikantis už kėdės, lyg stabilus ramstis, sukeiskite kojas. O sukeitę kojas, pakelkite dar kartelį jau priešingą. Suderinam veiksmus, kairė koja padėta ant grindų, dešinė koja atkelta. Esant pasitikėjimui savimi, atkelkite ranką nuo kėdės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prašau jūsų visų atsisėsti. Ta padarysime kelis kartus. Net ir turėsime testų, kuriuos pabandysime įgyvendinti. Tad jūsų turimos dinaminės pusiausvyros veiksmas ir judesys tai yra būtent kūno atsakas į tam tikrus judesius. Taisyklinga laikysena ir sieki tos taisyklingos laikysenos išlaikymą, tam, kad jūsų kūnas reaguodamas galėtų visą tai atlikti. Pusiausvyros rūšis yra dvejopos – statinė ir dinaminė. Kaip jūs manot, kurią dabartiniu metu mes tik pabandėme atlikti? Taip. Mes tik pabandėme atlikti statinę judesio dalį arba pusiausvyros išlaikymo judesį, kuomet jums reikėjo tiesiog stovėti vietoj ir stengti save koordinuojant išlaikyti. Su dinaminė pusiausvyra viskas truputėlį kitaip. Skirtumas tarp statinės pusiausvyros ir dinaminės yra priešais jus, tad bendrai truputėlį apie jas. Su statinė pusiausvyra atliekami pratimai, kurie netrukdo aplinkai. Stovėti suglaudus koją, stovėti pėdą prieš pėdą, stovėti vieną prie kitos. Tuo tarpu dinaminiai pusiausvyrai lavinti yra atliekami įvairūs nestabilių paviršių platformų esantys judesiai. Jas taipogi mes šiandieną pabandysime ir duosiu jums kiekvienam taipogi išmėginti, bet be abejo su pasitikėjimu ir be abejo su išlaikymu, su priežiūra ir kartu pabandysime visą tai atlikti. Paviršių. Įjungiami įvairių kitų kūnų dalių judesiai. Tai šitoje vietoje yra įdarbinamos kojos, klubai ir kas svarbiausia, pabandysim dar įdarbinti ir jūsų turimas rankas. Galiausiai atliekami pratimai, kai žmogus turi greitai priimti sprendimus. Atliekant veiksmą judesį, stengiantis stovėti, tarkim gaudamas yra kamuoliukas, arba atliekamos tam tikros užduotis, kuomet reikia atlikti tam tikrą matematinį uždavinio dalį, kada turite išspręsti ir greitai atsakyti atsakymą. Tai tam tikros pokyčio dalis stengiamasi visą tai suderinti. Truputėlį teorinės ir mokslinės literatūros, ką pavyko rasti ruošiantis šiai paskaitai ir šiai dalį. Tai moksliniai tyrimai rodo, kad kūno padėtį išlaikyti
ar pusiausvyros susigrąžinimui yra taikomas pagrindinės pusiausvyros išlaikymo strategijos. Tam reikalinga yra čiurnos padėtis, klubo ir be abejo žingsnio. Tam, kad šitoje vietoje turėtumėt tam tikrą ramstį arba galėtumėt save koordinuoti ir išlaikyti. Pavyzdžiui, čiurnos strategija yra naudojama tuomet, kai pusiausvyros svyravimai yra nedideli. Tuomet, kai jūs šiuo atveju turite tam tikrą veiksmą. Ar atramos plotas yra tvirtas. Klubo strategija yra taikoma tuomet, kai yra staigus, netikėti išoriniai poveikiai, trikdžiai, ar atramos plotas yra siauras, taipogi nedidelis. Ir kas svarbiausia, žingsnio strategija yra taikoma tuomet, kai čiurnos arba klubo strategijos padeda kurti pusiausvyros, tuomet yra pasitaikomas atramos plotas, kad būtų pažįstas kūno padėties stabilumas ir taip sukurtas naujas stabilumas, kad galėtumėt taisyklingai išlaikyti save ir taisyklingai išstovėti. Taipogi yra įvairūs pratimai pusiausvyrai lavinti, pagerinantis ne tik pusiausvyros kontrolę, bet ir sumažina raumenų, kaulų sistemos traumų pasikartojimus. Tai šitoje vietoje taipogi pusiausvyros pratimai, kuriuos taipogi išmėginsim, jie yra net skatinami, kad jie turi būti nuolatos nuosekliai kartojami. Tad šitoje vietoje kartojimų yra mūsų visų mokslų motina, ne veltui taip yra sakoma. Tad kaip ir pavyzdžiui, čiurnos patempimai, stengiantis to išvengti, yra reikalingi tam tikri ir apšiliminiai veiksmai ir taipogi tam tikri pratimai, kuriuos taipogi bandysime įvykdyti. Taipogi moksliniuose tyrimuose efektyviausias pusiausvyros lavinimas yra atliekamas įvairiaus pratimais, kaip pratimai yra atliekami visada tuo pačiu laiku, atliekant tuo pačiu metu. Tai reiškia, kad jie reikalauja jūsų taipogi įdirbio arba tam tikro monotoninio veiksmo. Kaip sugebate nepamiršti pusryčius, pietus ir vakarienę pavalgyti, kaip sugebate nepamiršti tam tikras higienos veiksmus atlikti rytais ir vakarais. Tai čia lygiai tas pats ir turimas ir su sportinė prasme atliekamais dinaminiais veiksmais, stengiantis save kontroliuoti ir stengiantis save valdyti. Trečias faktas, tai yra mokslinių tyrimų rodo, kad judėjimo kintamumas yra svarbus gerinant motorinius įgūdžius. Tam, kad jūs šiuo atveju atliktumėt veiksmą, perkeldami iš vienos pusės iš kitos pusės, kaip galima tiksliau. Ir tą pasikartodami jūs galite atlikti vis geriau. Nes tai padeda lavinti sensomotorinės sistemos lankstumą, kai reikia netikėtoje įvairioje aplinkoje pristatyti arba pristaikyti, atliekant tam tikrą judesį, išlaikant jūsų kūno pusiausvyrą. Taipogi, mokslininkai yra įrodę, arba šiuo atveju tyrimai rodo, kad svarbu atliekant įvairias užduotis, kurios yra skirtos pusiausvyrai, lavinti vyresnio amžiaus žmonėms, kitų keičiamas atramos plotas, pritaikoma įvairius išoriniai trikdžiai. Tam, kad tai įvyktų, reikalingas jau ir tam tikras poveikis iš pašalies. Galbūt draugo, galbūt kompanijos judesyje atliekamas veiksnys, arba šiuo atveju įvardymas kaip nestabilios platformos, kurios reikalauja jūsų jau pastangų, stengiantis išlaikyti ir šiuo atveju suturėti. Tad paprašysiu jūsų dar kartelį visų atsistoti ir turimas virvutes atsistoti būtent ant jos. Jūs turite būtent virvutę priešais. Virvutę galite pasidėti po savimi, kad būtų viena tiesioji linija. Čia šiuo atveju mes turime spalvotus diržus, jie šiuo atveju kaip ir nieko neįtakoja. Spalvos, man tik šiuo atveju reikalingas yra jūsų pusiausvyros judesys. Suderiname veiksmus. Dešinė koja prašau jūsų atsistoti ant turimos linijos, menamos linijos. Ją įvardijame kaip diržą. Prašau jūsų visų kairę koją pastatyti į priekį. Rankas galite, kad būtų lengviau ištiesti į šoną ir jomis sėkmingai laviruoti. Labai gerai. Neįsigaskit, gali mėtyti į šonus, bet čia gali takoti ir avalynė. Jeigu jinai yra su platforma, su padidinta arba neduok dievė su kauliuku, aukštakulniai. Dabar toliau. Kadangi matau, kad jums puikiai sekasi, gerbimieji, prašau jūsų visų užsimerkit. Panaikinę regos pojūčius, sensorius, jūsų pasitikėjimas savimi po truputėlį tik tais prastėja. Ko pasekoje, prašau atsimerkti, ko pasekoje panaikinus tam tikrą sensorių jumise, jūs pradeda savimi nepasitikėti.
ko pasekoje pradedate sviruoti ir ta baimė arba noras, kaip ir manoma, greičiau atsimerkti, jisai yra tik tai skatinamas. Prašau grąžinti atgal koją ir sukeisti ją su kita. Sukeitus koją, pastatyti ant vienos linijos, o sekanti, suderinant veiksmus, kairė koja pastatyta stacionariai, o dešinė koja pastatoma į priekį. Kad būtų lengviau išstovėti, drąsiai galite vėl pakelti rankas į šonus ir balansuodami laikytis. Kad būtų dar sunkiau, galite pabandyti užmerkti akis. Dovanokit, tamsa man labai nepatinka. Ačiū. 3, 2, 1 ir atsimerkit. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Prašau jūsų grįžti dar kartelį prie dešinės kojos, pastatytos ant linijos, ir dešinę koją pastatyti į priekį. Dabar į skaičių prašau jūsų laviruoti, laikant lygsvarą ant vienos kojos, dešinę koją pakelti ir brėžiant puslankį pastatyti ją už nugaros. 1 ir grąžinam koją atgal. 2 už nugaros. Dirba tik tais dešinė koja. 3. Labai gerai. 4. Šaunuoliai. Ir paskutinis. 5. Ačiū. Grįžta jūsų kojos, nulipate nuo diržo ir sukeičiate kojas. Dešinė koja ant diržo pastatyta, kairė koja priešais jūs. Į skaičių kairę koją brėžiat puslankį ir statot ją gražiai už nugaros. Pagal skaičiavimą. 1, 2, labai gerai, 3, labai gerai, 4, pasitikėkit savimi, 5, super, ačiū, atsisėskite, prašau, dar kartelį ant kėdžių. Išbandant stovimoje padėtyje save, jūs turite tam tikrų iššūkių, kur staigus pokytis jūsų kūno sąlygoja greitą galvos smegenų performavimą ir viso kūno padėties pokytį. Stengiantis, nes pagrindinis uždavinys iš pusiausvėros yra stengiantis jūs išlaikyti stovinti arba tiesia laikysena, tiesia nugara ir teisia padėtimi. Ko pasekoje jūsų kritimas iš karto duoda žingsnį, kad jūs turite žengti žingsnį į priekį ir išlaikyti save taipogi stovint. Tai yra tam tikra fiziologija, kurią stengiamės mes ir sėkmingai palaikyti. Kol dabartiniu metu atgaunate kvėpavimą, norėčiau kiekvienam iš jūsų įduoti šį kartą tik tais po 3 puodelius. 1. Ponas Ignas, ponas Tadas. Labai gerai. Viskas gerai? Mes čia bandom greituoju būdu. Čia, 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 čia ir čia. Labai gerai. Čia ir čia. Man tik reikalinga yra jūsų praktika, nes tą patį mes pabandysite padaryti jau tuo metu, kada jums bus nelabai patogu. Prašau jūsų visų ištiesti dešinę koją ant kėdės. Taip. Gal pradėkime nuo pačių pradžių. Prašau jūsų sėdėti ant kėdės krašto, neatsitiesus ir neišnaudojus kėdės malonumo, kuomet jūs esate atsirėmę ir atsilošę pilnumoje. Taip, man reikia ištiestos dešinės kojos, kairė koja ant dešinės pirštų. Paprastai koja ant kojos. Čia šitoje vietoje mes lyg ir išjungiam pusiausvyrą, bet man reikalinga jūsų judesio dalis, kuris susieta su vieno puodelio perdėjimu ir perkelimu iš kitos pusės. Tai reiškia, jūs koją uždėję vieną ant kitos, o į skaičių perkelkit puodelį nuo viršaus į apačią. 1,
Nebijokit, viskas gerai. 2, 3. Labai gerai. 4. Ir 5. Šaunuoliai, tą patį pakartokit su kita ranka, tačiau sukeiskite kojas. Kairė koja ant grindų, dešinė koja ant viršaus, su dešinė ranka permetat puodelį. 1, 2, 3, 4 ir 5. Šaunuoliai. Ta atlikę, lyg ir viskas labai paprasta kaip 2x2. Jūs esate stacionarus, stabiliai stovintis, sėdintis, atsiprašau, jūs atliekate rankų judesį. Galva sėkmingai atlieka užduotį, kuri galima įvardinti, kad puodelis perkeliamas iš vienos pusės į kitą. Dabartiniu metu turime juostelę, ją galim sėkmingai pabandyti ignoruoti. Tačiau jūsų prašau visų atsistoti. O atsistojus, suglausti kojas. Suglaudus kojas, prašau jūsų ištiesti rankas ir ištiesus rankas perkelkit puodelį. 1, tik vienos pusės. 2, bus tik tais 5. 3, 4, 5. Jeigu atkreipsite dėmesį, vėl visas veiksmas judesys yra į rankas. Dar kartelį, iš kitos pusės 1, 2, 3, 4 ir 5. Išlaikykite rankas, laikydamos puodelį. Kairę koją ženkite žingsniu į priekį. Prašau jūsų, laikantys puodelį, visas dėmesys turi būti į puodelį, į vieną skaičių, abiejomis kojomis pasistiepti. Prašau jūsų nenugriūti, laikyti stabiliai, laikytis, jeigu pageidaujate už kėdės arba teisingai, drąsiai bandyti ant jos atsisėsti, jeigu jaustės nestabiliai. Pagal skaičiavimą puodelis priešais jūs. 1, pasistiepkite. 2, 3, labai gerai. 4, ajajai. 5, ajajai. Ačiū. Pabandykite dar kartelį sukeisti kojas. Tai šiuo atveju kairė koja stovi vietoje, dešinė koja žengia žingsniu į priekį. Puodelis yra priešais jūs. Abiejomis rankomis laikydamiesi už puodelio prašau jūsų pasistiepkite. 1, labai gerai. 2, aha, stenkitės koordinuoti save, negriūti ir kad nemėtytų jūsų šoną. 3, labai gerai. 4, super. Ir 5. Nu labai gerai. Gali kilti klausimas, kodėl mes laikome puodelį priešais save. Jūs labai teisingai paklausite. Sukeiskite kojas. Sukeitę kojas 2 variacijos. Pirma variacija yra lengvesnė. Lengvesnė tai yra kabutės. Dėl to, kad jau dabar stovint anoje tiesiai, jau reikalauja jūsų pastangų išlaikyti save. Į skaičių prašysiu jūsų sukeisti puodelį. Skaičių bus 5. Tai iš toj vietoj puodelį perkelis iš vieną pusę tik 5 kartus. Tačiau tiem, kuriems išstovėti jau dabartiniu metu atrodo labai lengva ir paprasta, prašau jūsų pasudėtinginam užduoti dar sunkiau. Į skaičių prašau pasistiepkite ir kartu perkelkite puodelį. Tad rinkitės, kaip jums atrodo patogiau. Pagal skaičiavimą. 1, 2, labai gerai. 3, labai gerai. 4, 5. Ačiū. Sukeiskite kojas ir sukeitę kojas pakartokite dar kartelį. Labai atsiprašau. Gerai. Važiuojam su kita ranka. 1. Nepamirškit šypsotis, jums puikiai šypsena tinka. 2. 3. Aha. Man atrodo, kad pasistiebus teoriškai turėtų būti sunkiau. 4. Matau, kad kai kam priešingai. Ir 5. Ačiū. Giliai įkvėpkit, giliai iškvėpkit ir dar kartelį prašau jūs atsisėsti. Labai gerai, giliai įkvėpkit, giliai iškvėpkit ir dar kartelį giliai įkvėpkite, giliai iškvėpkit.
Kūno valdomumas atrodo iš pažiūrės labai paprastas veiksnys, labai paprastas veiksmas ir labai paprastas uždavinys. Tačiau, kai esate priversti save išlaikyti, save kontroliuoti ir save koordinuoti, jau atsiranda tam tikri galvos perkonvertavimai, perskaičiavimai ir kaip ir patys save bandote pagauti, tam tikrą nesvarumo būseną, kuri vietomis gali sukelti tam tikrų trikdžių. Tad nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus jūs esate, jaunuoliai, studentai, moksleiviai ar būsimi senjorai, pastangos į tai sutelkti dėmesį arba į tai atkreipti dėmesį ir stengtis save kontroliuoti yra labai svarbios. Ypač tas judesys labai aktualus tampa tik tada, kada atsiranda šaltukas, ledukas ir šitoje vietoje tam tikra nesvarumo būsena, kada jūs esate priverstas save išlaikyti, nepasitempiant, nenugriūnant, nepraslystant, yra vienas iš svarbiausių elementų. Kaip jūs jaučiatės? Labai gerai. Judame į priekį toliau. Pusiausvyros vertinimo metodai. Čia šitą skaidrę labai norėjau paimti dėl to, kad jūs pabandytumėte, išmėgintumėte ir pajaustumėte save. Pamatytumėte, kaip tai atrodo mokslo prasme ir kaip jūs galų gale, kurioje stadijoje galbūt šiuo metu ir esate. Tai reiškia, tyrimo judesys yra būtent metodas yra geriausias, tai yra įvardyjamas kaip medis. Ką jums reikės pabandyti padaryti? Tai yra stovėsena ant vienos kojos. Pradinė padėtis stovint ant vienos kojos, kai kita sulenkta per kelią ir padą atremti į atraminės kojos, vidinę dalį, blauzdos iš šlaunies lygį. Rankas pakelti į viršų, delnus suglausti ir alkūnės stengtis laikyti kaip galima aukščiau, arčiau ausies. Dabar taip, kėdė jūsų turės būti šone. Ta galite pabandyti dabartiniu metu, nepaisant to, kad mes ir pabandėm patys, stovėdami ir ant vienos kojos, taipogi pasilaikydami vienos už kitos. Tad priimkite sprendimą, kuris jums atrodo patogesnis ir parankesnis. Aš rekomenduočiau stovėti atsimerkus. Tam, kad jūs matytumėt mane, aš matyčiau jūs. Priešingų atveju užsimerkus laikas sutrumpės, tai yra vėlgi likit labai tendencinga, tačiau tai yra šiek tiek irgi nelabai jauku, galbūt, kai pirmą kartą esate. Tai šitoje vietoje visas veiksmas ir judesys yra dviejopas. Pirmas variantas, kada koja įspausta. Antras variantas, kada koja pakelta, kaip priglaustas kelias. Jūsų judesys ištiesus rankas ir suglaudus delnus. Čia labai gražios nuotraukos turėtų būti, tai šitoje atveju, kas fotografuojat, drąsiai galite būti pasiruošę. Merginos, berniukai, klausantys auditorijoje, prašau jūsų visų atsistoti. Dabar tai. Jūsų pabandymas ir išmėginimas savęs, savo pusiausvyros ir būtent kaip jūs ją reaguojate, tuomet, kada jūs esate atsistoję, rankas laikotės į viršų ir jau matysite, jausitės, kad jūs neišstovite, nebepastovite ir jau krentate, arba koja pakelta, kuri yra pakilusi, nori padėti ant grindų, iš karto pasakykite stop. Tuomet aš pabandysiu jums įvertinus arba iš karto išgirdus žodelį stop, iš karto galėsiu įvardinti jūsų laiką. O žinodamas savo laiką, jūs galėsite drąsiai pabandyti pagal turimą skalę įvertinti. Kuomet jūs įstovite ilgiau negu minutę arba minutę, tai yra puikus variantas ir šiuo atveju jūsų stovėsena arba šiuo atveju stovėsenos įvertis yra puikus. Jeigu jūs šiuo atveju stovite 30 sekundžių arba tarp 30 sekundžių ir 60 sekundžių, tai yra puikus, tai yra, atsiprašau, gerai. Ir jeigu jau šiuo atveju neįstovite iki 30 sekundžių, tai jau yra tam tikras signalas. Gerbimieji, pasirinkite patys, kairė, dešinė, tačiau kėdę laikykite šalia savęs. Galim pabandyti pasipraktikuoti, jeigu dar kartelį yra noras ir dar kartelį pagidautume tai padaryti. Labai gerai. Super. Ir šitoje vietoje, gerbimieji, jūsų koja padėta, įspausta į šoną, rankos į viršų, 3, 2, 1, laikas. Ten jau buvo prieš tai, kai stop, taip. Šaunuoliai, praėjo 10 sekundžių. Klausimai po to. Nesustokit. Laikotės, 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 šaunuoliai. Trisdešimt sekundžių praėjo.
Labai gerai. 15 sekundžių liko. Penkios, 3, laikas. Atsipalaiduoja. Pusiausvyra yra taipogi jūsų judesyje, kuomet jūs jaučiat taipogi viską savyje ir ant savęs patys. Užsimerkus viską išlaikyti ir sujudėti, suatlikti yra be abejo sudėtingiau ir sunkiau. Dėl to ir laikas, paskirtas pagal testavimą, yra kur kas per pusę sutrumpintas ir trumpesnis. Įverčiai, jie šitoje vietoje vėlgi patys yra iškalbingi ir patys kalbantis už save. Tai šitoje vietoje, jeigu jūs neišlaikėte lygsvaros arba buvo sudėtinga pasitikėti savimi ir atkelti koją, tai reiškia, kad jūs esate priversti papildomai save vis koordinuojant atlikti judesius ir stengtis pusiausvyros pratimus atlikti vis dažniau, stengiant išvengti tam tikrų traumų, tam, kad nebūtų rimtesnės pasekmės netolimoje ateityje. Taipogi, jums turiu dar vieną testą, kuris jau yra susietas lyg ir su maža estafetinė dalimi. Tai šitoje vietoje norėčiau, jeigu yra galimybė jūsų kiekvieno atsisėsti prie savo kėdžių ir pradedant po vieną, jeigu tik tais bus noras arba bent jau vienam iš esančių, išmėginti būsimą testą. Testo esmė yra stotis ir eiti. Čia šioje vietoje padarysime vieną kėdutę, jinai turėtų būti 3 metrų atstumu, ko pasiekoje mes turėtume rezultatą. Jūs po duoto starto turėtumėte atsistoti, nueiti iki kėdės, apeiti aplink kėdę ir grįžti atgal iki savęs. Teoriškai viskas labai paprasta, tačiau mes pabandysim padaryti labai nesudėtingai jums. Iki kėdės įvardintus ir parašytus 3 metrus įveiksime tip-topais. Tai reiškia koją statydami į priekį, priglausdami jos statomos kojos priekinę koją kulnu prie galinės kojos pirštų. Ir tokiu būdu įveiksite jūsų pirmąją šios dienos numatytą kliūtį. Truputėlį bendrai apie būsimą testą. Testas yra naudojamas nustatyti ne tik vyresnių amžių funkcijų mobilumą, bet ir griuvimo riziką, stengiantis įvertinti ir įvardinti taip pat. Atliekama užduotis yra atsistojus ant kėdės, tiksliau atsistojus nuo kėdės, eiti 3 metrus, apsisukti ir grįžti atgal, atsisėsti ant kėdės. Viskas skamba žiauriai paprastai ir labai netgi paprastai. Tačiau vertinama užduoties atlikimo trukmė, kuri neturėtų užtrukti ilgiau negu 30 sekundžių. Faktas, kad taip neturėtų ir užbūti. Kitu atveju galima teigti, kad tyriamieji kasdieninėje veikloje tyriamajam kiekvieną reikalinga kito asmens pagalba. Dinaminiai pusiausvyrį vertinant pagal šią skalę. Tai yra, užduotis atliekama iki 10 sekundžių, jūsų fizinė būklė yra, šiuo atveju forma yra puiki, nuostabi, labai gera. Jeigu jūs atliekate patį mobilumo testą per 20 sekundžių ilgiau, tai jūsų mobilumas yra pakankamas. Galite eiti vienas, bet reikalinga tam tikra kaip ir pagalba. Ir taipogi, jeigu jūs tai atlikote per ilgiau negu 30 sekundžių laiką, mes tada turime vėlgi tam tikrą priežiūrą, kuri reikalinga su jau tam tikra ramsčio dalimi. Tai šitoje vietoje man reikalingas jūsų vienintelis asmuo. Let's do it. Labai gerai. Mes turime juostelę. Čia pasiskolinsim dar vieną juostelę. Taip, reikės taip tokios. Bet lyg to būtų negana. Faktas, kad taip reikės ir dar grįžti. Labai gerai. Taip. Ir lyg to būtų negana. Jums reikės atsisėsti. Sėskit. Tai mes turime tyrimą, į kuriam bus atliekamas tam tikras testas, kurį drąsiai galėsite išmėginti. Kiekvienas judesys turėtų būti tam tikra žaidimo forma, tačiau žaidimas negali perkopti į realų judesį. Jeigu jūs šiuo atveju suimituosit, natūralu, kad tie, vadinkim, parodmenys arba tam tikri skaičiai, jie šiuo atveju neatspindės tos realiosios jūsų būklės. Tačiau jeigu jums tai priimsite kaip užrimta, tai jau gali būti tam tikras taipogi signalas. Aš kalbu apie neišlaikytą lygsvarą, apie nugriuvimą,
arba kitus tam tikrus elementus. Tai šitoje vietoje, po duodamo starto, man reikės lygiai jūsų, kaip galima greičiau, pagalynėje, tip-topais nukeliaujant, aplink kėdę apeinant ir sėkmingai grįžtant, atsisėdant į šią sėdimąją kėdę. Į priekį, kėdę apeikit ir grįžkite atgal iki sėdimosios kėdės. Jo. Vat taip. Taip. Kėdė tip-topas. Visas jūsų judesys yra tik tais tip-topais. Ne, dabar sėskite. Labai gerai. Super. 3, 2, 1. Prašau. Stop. Ačiū. Jūsų laikas 8 sekundės. Tai šitoje vietoje mes turime judesį, kuris yra vėlgi, jeigu atkreipėte dėmesį, kad būtų stabiliau ir lengviau išlaikyti koordinaciją bei pusiausvyrą, einant ypač tip-topais, žvilgsnis buvo į grindis. Klausimas, kodėl? Taip. Tikrai taip. Tai šitoje vietoje jūsų būtent ir judesys, stengiantis išlaikyti kūno stabilę platformą arba būtent judesį, einant žingsniu į priekį, jisai šiuo atveju sąlygojasi. Pasunkinimas, kada yra žiūrima į viršų, dar sunkesnis jis, kada esate užsimerkę, lengvesnis šiuo atveju, kai jūs turite tam tikrą pasitikėjimą, tam tikrą zoną ir tam tikrą judesį. Gerbėmieji, prašau jūsų visų atsistoti. Kėdė jūsų teoriškai nėra reikalinga arba priešingai nėra labai svarbi, vien dėl to, kad prisilaikydami už jos, jūs jaustės kur kas jaukiau. Dabar taip, man reikia jūsų judesio, kuris įvardyjamas žingsniavimu. Ar galite žingsniuoti paprastai? Labai gerai. Ta mes pabandysime atlikti lygiai minutės laike. Kolektyvas, jums puikiai sekasi, chronometrą pasiemu ir turim. Gerai. Ar galite kelti kelius aukščiau? Labai gerai. Ir keliuko kėlimą palaikykite aukštai. Labai gerai. Ta koja, kurią keliat, pakelkit ranką į viršų. Ir nesustodami žingsniuojam. Nepamiršta derinti kvėpavimą. Taip. Ta koja, ta ranka. Ta koja ir ta ranka. Ta koja ir ta ranka. Šaunuoliai. Labai gerai. Jums liko 10 sekundžių. Trys, 2, atsipalaiduoja. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Kėdė priešais jūs. Prašau jūsų vieningų žingsnių žengti pirmą į kairę, 3 šoninius, po to į skaičių žengti į dešinę, 3 pristatomus šoninius žingsnius. Rankos priešais, rankos ant pečių. Labai gerai. Skaičius 1, pristatot, 2, pristatot ir 3, pristatot. Grįžtam atgal. 1, pristatot, 2, pristatot, 3, pristatot. Prašau užsimerkit. 1, pristatot, 2, pristatot, 3, pristatot. Atsimerkit. Užsimerkit. 1, pristatot, 2, pristatot, 3, pristatot. Atsimerkit. Atsipalaiduojat. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Ir dar kartelį giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Atlikti pirmutiniai pratimai sąlygoja jūsų koordinacijos ir pusiausvyros laikymą, kai jūs esat pakeltas kojos keliukas,
tačiau atraminę koją, ant kurios jūs stovit, stengiatės išlaikyti tiesiai, nenugriūdami. Šoninis jūsų judesys yra reikalingas taipogi čiurnai, tam, kad jūs turėtumėt vėlgi erdvės supratimą ir jums galimai nėra būtinas judesys. Aš turiu jums dar vieną veiksmą ir dar vieną judesį, kurį prašau. Ar yra vienas iš mūsų savanorių? Prašau. Kiekvieną taipogi norėčiau jūsų paprašyti atsistoti ant mūsų turimos pagalvėlės viena koja. Išlaikant lygsvarą taip, kad jūs galėtumėt sakyti, kad aš pabandžiau. Tai šitoje vietoje pagalvėlę dedu štai čia. Pirmas mūsų pabandymas. Priminkit savo vardą dar kartelį. Dovydas. Dovydai, jums turiu lygiai 10 sekundžių testą. Rinkitės kairę arba dešinę koją ir jūs būsite pasiruošęs ant jos užlipti. 3, 2, 1. Stokitės. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ačiū. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Giliai įkvėpėt, giliai iškvėpėt. Taip. Ši pagalvėlė yra kartu ir masažinė. Tai reiškia, kad jeigu ant jos atsistojate būdamas basas, jūs net ir turite pėdos masažą. Ko pasiekoje aktyvuojate, įspausdami ir turite tam tikrą suaktyvavimą. Mano paskaitoje atsivežtas dar vienas įrankis, nestabiliai platformai, yra įvardyjamas kaip bosų pagalvėlė. Gerbiamas Dovydai, ar galėtumėte ant jos atsistoti? Pradžiai abiem. Vieną nedrįstu prašyti. Labai gerai. Šioje padėtyje, turėdami veiksmą ir turėdami judesį, net patys nevalingai jaučiat, kaip noras tam tikras prasme paspirokliuoti. Tai ir vėlgi yra įdarbinami tam tikri judesiai. Ar Dovydai galėtumėte atkelti dešinę koją arba kairę koją į šoną, stovėdamas ant bosų turimos pagalvėlės? Va taip. 1, 2, 3, 4, 5. Ačiū. Ar galėtume sukeisti kojas ir pakartoti su kita koja? Vienas, 2, 3, 4, 5. Dovydai, ačiū. Ačiū, ačiū. Prašau jūsų dar kartelį atsisėst, bet tai tikrai ne paskutinis, kada jūs galite sau leisti atsisėst. Ant bosų arba turimos įrangos įrankiai, kurie šiuo atveju pagelbsti mums. Egzistuoja vibro platformos, kurie šiuo atveju yra tam tikri treniruokliai, kurie sąlygoja jums padarant diskomfortabilias sąlygas, kad jūsų kūnas reaguotų į jas. Vienas iš tų elementarių pavyzdžių, kuris gali būti bosų įvardinimas truputėlį kitaip. Kuomet jūs stengiatės, kaip pavyzdį, atsistoti ant turimos pagalvėlės, o atsistojęs ant turimos pagalvėlės atlikti rankų judesius, stengiantis save sukoordinuoti ir išlaikyti. Iš pažiūros atrodantis lengvas judesys, jisai sąlygoja būtent, ką ir noriu visos paskaitos metu pasakyti, jūsų galvos greitą konvertavimas ir greitą skaičiavimą. Kaip kūnas turi išlaikyti stabilę platformą, nenukrisdamas į priekį. Tai yra tam tikra fiziologija, kuri jūs lydi visą gyvenimą, nuo pat pirmųjų dienų, kuomet nuo ropojimo stengiatės stotis ant dviejų ir eiti jau be tam tikros pagalbos. Vibro platformos, jos yra šiuo atveju sukurtos taipogi tuo pačiu principu, stengiantis šiuo atveju sudaryti tam tikrą, ne tik kad jūsų kūno raumenynui, tam tikrą vibro judesį, kuris sąlygotų jūsų stengimas išstovėti, išlaikyti save, bet ir kartu šiuo atveju jūsų pačių, fiziologiškai stengiantis išjudėti tame pačiame lygmenyje, sureaguojant į besikeičiančias sąlygas. Gerbėmieji, ar galėčiau jūsų paprašyti štai taip. Mūsų turima bosų, kurią norėčiau, kad jūs įsikatėlėt, tiesą pagalvojat, reiškia.
jūsų bosų, į kurią norėčiau, kad jūs visi atsistotumėte, o atsistoję iškeltumėte vieną koją, iškeltumėte kitą koją ir išlaikytumėte save. Mūsų turima pagalvėlė. Jinai reikalaus jūsų tik tais vienos kojos, tai kad Dovydas rodė paskutinio metu, pakelimo į šoną ir išlaikant savęs ant vienos kojos, stengiantis nenugriūti. Ant abiejų kojų atsistojant bosų prašysiu kiekvieno, kad jūs įdarbintumėte klubą ir klubu ištiestumėt koją, lyg bandytumėt paspirokliuoti. Ant pagalvėlės atsistoja viena koja, tiesiog kilstelkit ir pasižiūrėkit, kaip jums sekasi. Viena koja, kėdė priešais jūs. Jeigu pastebėjote prieš mane, prieš jūs, išsidėliota yra, kaip daugelis sako, geležinkelio bėgiai. Čia reikalinga yra grotelės dalis, kuri reikalauja jūsų tam tikrų pastangų. Todėl jūsų visų prašau labai paprasto veiksmo. Ar galite prieėję prie grotelės ir padaryti vieną bendrą didžiulį ratą, kuris atrodo štai taip. Pirmas. Tikėtina, kad pradės Dovydas. Atsistosite ant bosų ir paspirokliuosit 3 kartus vieną koją, 3 kartus kitą koją. Atsistosite, jeigu reikės prisilaikydami už kėdutės, uždėję ranką, pakelsite vieną koją ir bandysite išlaikyti save, nesiremdami į kėdę. Ir viso finišo tiesioji prieš grįžtant į dabartiniu metu sėdimąsias vietas, stovėdami šonu, man reikės, kad tik tais dešinę koją įeitumėte į langelį ir dešinę koją išeitumėte iš jo. Jūsų judesys įeinant, išeinant, įeinant, išeinant, įeinant, išeinant. Ir lyg to būtų negana, man reikalingas jūsų dinaminis, besikeičiantis judesys, kuris yra įvardijamas ranka. Įeinat, išeinat, įeinat, išeinat. Man reikia pirmutinių pabandančiųjų. Dovydai, visos akys į jūs. Evelina. Dabar tai, mes tada pabandom su Dovydu, nes Dovydas pas mus vienintelis, kuris šiuo atveju pasiruošęs visur ir visada. Ačiū Dovydai, tu trauki mūsų visus kaip turi būti. Atsistoji ant kėdės, ant bosų ir šitoj vietoj įspaudi vieną koją, įspaudi kitą koją. Ir judesys yra iš klubų, va. Taip 3 kartus viena koja, kita koja. 1, 2, 1, 2, 2, 3 ir 3. Atsistoji ant štai šios pagalvėlės, galime net ir kitą pusę. Jeigu reikia kėdės pagalbos prisilaikant, jeigu nereikia, ne. Vieną koją nuo turimos pagalvėlės, kurį įsipūtusi, kilstelk į šoną. 1, 2, 3. Ačiū. Koją padėk. Ačiū. Ir atsistojęs prie pačios pradžios, drąsiai įeini ir išeini. Įeini ir išeini. Bet ir rankos taipogi turi judėti. Taip, dešinė visą laiką juda. Dešinė įeina, dešinė išeina. Dešinė. Va. Rankas tenkis išties. Kai darbinate kojas, pamirštat, kad turite rankas. Nes visas dėmesys yra įkrentantis būtent į kojas. O dabartiniu metu Dovydas yra įdarbintas visomis prasmėmis. Jo kūnas yra priverstas dirbti, laikyti, koordinuoti ir, kas svarbiausia, jo veiksmas ir jo judesys. Dovydai, nuoširdus tau ačiū, padeda būtent sukontroliuoti ir išlaikyti save. Kaip jūs jaučiatės? Pasėdėję. Labai gerai. Visi normaliai. Pratimai esant gerinantys kojų raumenis, treniruojant. Atsistojot vieną koją priešais kitą, eiti tiesia linija. Tai būtent žingsniavimas arba būtent imitavimas to pačio veiksmo ir pačio judesio. Rankas galite išskleisti į šalis ir drąsiai bandyti laviruoti, lyg bandytumėte turėti lyną. O esantys... Atsargiai. Atsargiai, viskas gerai. O? Va. Drąsiai. Viskas gerai. O esantys šiuo atveju
Tarkim, ant grindų galite drąsiai imituoti kaip perėjimą, kaip lyno turėjimą ir taip toliau. Taip pat galima ir pasukti pratimą šiek tiek su įtūpimu arba bandant, drąsiai atsargiai, arba bandant išlaikyti pusiausvyrą. Galima taipogi atsistoti ant vienos kojos. Atsistojus ant vienos kojos, kitą pakėlus nuo grindų, šiek tiek sulenkti ir mėtyti kamuolį su draugu. Čia jau šiuo atveju galima įvardinti ir kaip komandinį darbą. Elementarus pavyzdys būtent turimai judesio daliai. Labai atsiprašau. Judesio daliai tai yra, kada jūs stovėt galite ant vienos kojos, įstatyti koją į atraminę ir pritūpti. Pritūpę laikyti turimą pusiausvyrą ir lyg to būtų negana paliesti savo nosį. Tokiu būdu jūs taipogi turėsite tą įvardijamą judesį, kuris mums yra reikalingas išlaikyti, koordinuoti ir save kontroliuoti. Vienas iš patikusių dalykų arba būtent netolima ateitis. Ta netolima ateitis, jeigu aš neklystu, čia remtasi yra 2017 metų. Tai yra būtent straipsnis arba tam tikri judesiai. Aš manau, kad jūs esate tik žaidžiantis kompiuterinius žaidimus. Labai gerai. Tai šitoje vietoje yra taip. Manoma, kad taikant pratimų programas paremtas vaizdo žaidimams, naudojant Microsoft Kinect. Tai reiškia, kad jūsų judesys, jeigu žinot, yra būtent Xbox'o tam tikros platformos, kurios šiuo atveju remiasi judesiais, į jūsų atliekamus veiksmus ir judesius. Ko pasekoje jūs galite drąsiai būtent atkartodami veiksmus, judesius, galite daryti tą patį. Tai šitoje vietoje norėdamas pasinaudoti progą, tą norėčiau ir pademonstruoti. Yra atvaizduojami tam tikri veiksmai, kuriuos turi palikti ir padaryti. Jeigu atkreipsite dėmesį į žmogų, kuris juda, jisai stengiasi šiuo atveju kabutėse rinkti taškus. Tai yra tam tikra žaidimo forma, žaidimo judesys, kuris net ir atrodo iš pažiūros labai paprastai, tačiau tai yra taipogi būtent dinaminės judesio dalies elementas, kuris sąlygoja jūsų pastangas atliekant tam tikrus galbūt jums iš pažiūros atrodančius labai paprastus veiksmus, tačiau iš kitos pusės tie judesiai, kurie ypač jaunam amžiui atrodo labai elementarūs ir paprasti, tačiau su amžiu einant jie tampa iššūkiu, kurį turi suvaldyti jau nebe vienas ir ne vieną kartą. Čia pasitelkiamas yra būtent žaidimas, kuriuo metu turime būtent personažas keliaujantis renka tam tikrus taškus ir šiuo atveju jie yra galutinėme taške sumuojami. Tai šitoje vietoje vėlgi tam tikros technologijos, technologiškai stengiamas judėti labai stipriai ženkliai į priekį. Ko pasekoje, galbūt ir netolimoje ateityje, kaip šiuo atveju, jūs taipogi turėsite ir galėsite drąsiai išbandyti ir galbūt šiuo atveju, kaip daugam galbūt sportas nebūtinai turi būti kančia, arba tam tikra, vadinkime, įsipareigojimo dalis. Čia šiuo atveju kalbame apie tai, kad tai turi būti smagu. Tai turi būti jums teikiantis malonumas ir pasitenkinimo elementas. Kaip ir antai, įstojimas ant vienos kojos, turėjimas judesys, balansų laikymas arba šiuo atveju save kontroliuojant išlaikyti ir turėti. Labai atsiprašau. Va čia. Gerbimieji, labai ačiū už jūsų skirtą laiką, ačiū už jūsų dėmesį, ačiū, kad išklausėt, sudalyvavot, pamėginot, buvot įtraukti ir turėjote galimybę visą tai pabandyti ir patirti savo kailyje. Nuoširdus ačiū Dovydai, kad išmėginot, sudalyvavot ir patyrėt. Tikėtina, kad buvo galbūt intriguojančiai įdomu, o ar smagu ar ne, manau, kad drąsiai galės atsakyti jau patys prie būsimos arbatos puodelio dalies. Ačiū už jūsų judesį ir iki kitų būsimų susitikimų. Viso gero. Ačiū.